Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia laida Kas rūpi jauniems, aš esu Simonas Bendžius ir pristatau krikščioniškos muzikos grupę Ichtus, vokalistę, tekstų autorę, muzikos atlikėją Mildą Žukienę. Taip, sveiki. Ir taip pat vokalistas, muzikos tekstų kūrėjas Paulius Minkevičius. Sveiki. Proga neeilinė, nes lapkričio mėnesį, apie tai mes išsamiau dar pakalbėsim, Ichtusai švenčia savo 20 metų jubiliejų ir ne tik švęs vieni, bet ir kviečia jūs visus jau dabar į neeilinį koncertą Vilniuje, Dūmų fabrike. Bet pirmiausiai tie, kas nežino grupės Ichtus, tik trumpai galiu pasakyti, jog tai neabejotinai yra turbūt garsiausia, profesionaliausia krikščioniško šlovinimo grupė Lietuvoje, galbūt ir Baltijos šalyse, nes Latvijoje, Estijoje nėra tiek daug katalikų, žinot. Tai ir daugybė koncertų, daugybė šlovinimo vakarų, 3 muzikos albumai, su jų muzika taip pat galėsit susipažinti ar ją prisiminti. Ir pirmiausia, gal ir pradėkim nuo muzikos, nuo gailestingumo kongreso prisiminimo, giesmė Tavo gailestingumas, kurios autorė yra grupė Ichtus, prisiminkim arba susipažinkim ir paskui mes pradėsime pokalbį su grupe. Mes tęsime laidą Kas rūpi jauniems su muzikos grupe Ichtus, Pauliumi Minkevičiumi ir Milda Žukienė. Tai pirmiausia, grįžtant į gailestingumo kongresą,
turbūt tai buvo vienas iš tokių, įvykių, kada buvot pasirodę, turbūt didžiausioje toje scenoje, nes transliavo renginį ne tik lietuviški kanalai, bet ir, jau krikščioniškos medijos gigantė amerikiečių kompanija EWTN ir tiesiog prieš tai, dar prieš keletą metų, kada buvo popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje, jūs taip pat dalyvavote Katedros aikštėje, pasitikdami popiežių, taip pat daug labai žmonių, nebūtinai praktikuojančių katalikų, taip pat tiesioginės transliacijos. Ir kiek jūs motyvuoja tokio masto, tokio dydžio, ar ne, renginiai, galimybę dalyvauti juose, plačiai save taip pat parodyt, ar vis dėlto jūs, sakysit, ne dėl tokių dalykų grojat ir dainuojat? Jo, iš esmės, ne dėl jų, bet jie labai stipriai motyvuoja mus, be abejo, labai stipriai. Ir pastarieji keli metai Ichtusų buvo tokie lietoki, per ramus, kaip grupė mes nedaug ką nuveikėm. Iš tikrųjų, tas 20 metų duoda savo, pradžia aktyvi, daug važinėjom visą kitą, paskui kažkoks tai nutilimas ir štai šių metų pradžioj sulaukėm kvietimo į kongresą ir tai buvo tikrai didžiulis mum impulsas susiimt. Ir mes susijėmėm tikrai neprastai, grįžom į repeticijų grafiką, gimė nauja giesmė, darėm įrašus, repetavom, kvietėme svečius. Buvo toks intensyvus laikas ir toks produktyvus kaip grupiai, kad tikrai galiu pasakyti, kad labai stipriai motyvuoja, iš tikrųjų labai stipriai ir labai džiaugiamės tuo, kad buvom pakviesti ir sudalyvavom. Aš galiu tik pridėti, kad gerbėmių Marijos radijo klausytojai įsivaizduotų, kas yra grupė Ichtus, tai gal kokius 400 kartų tarnavom namų bažnyčioje Bernardinų parapijoje per šitos 20 metų. 140 kartų išvažiavom po visą Lietuvą. Skaičiavai viską. Taip. Po visą Lietuvą, kur mus pakvietė, tai labai džiaugiamės, kai kitos parapijos mus pakviečia, džiaugiamės, kai galim dalinti savo muziką ir vyskupijos, ir šventės, ir kunigų šventimai, visokiausios tos šventės buvo ir būna, tai labai džiaugiamės, kai galim dalinti savo muziką. O internetiniai platformai irgi Ichtusai mes stengiamės įdėti nemokamo turinio, kad galėtų pasidžiaugti žmonės ir tai virš 1 milijono peržiūrų YouTube kanalas mūsų turi, tiek kartų mūsų giesmės yra klausytos per šitą laiką. Tai esam labai dėkingi, kad, myli mūsų klausytojai ir tai mums irgi yra paskata toliau kurti, dėti nemokamą turinį ir tarnauti šventėse. Kongrese dalyvavo, aišku, ne vien Lietuvos tikintieji, bet ir iš įvairiausių, ten daugiau negu 50 pasaulio valstybių buvo ir pastebėjot, kad, tarkim, Spotify'e, kitose platformose jūs jau daugiau klauso. Yra tokia... Užsienio auditorija gal, kaip sakant, pasiauginot. Stebim šitos skaičius, daugiausiai yra Lietuvoje ir vienetai palyginus užsienį, dabar mintinai neprisiminsiu. Tai išimsim. Bet mažas pavyzdys yra, kaip pasileido giesmė Tavo gailestingumas, angliškas variantas, tai kunigas brolis Algis Malakauskas, OFM, atsiuntė įrašą, kaip klausosi muzikos mūsų važiuodamos Amerikos greitkeliu. Tai per Apple Music. Tai klausosi visam pasauliu mūsų, tam tie, kas myli mūsų muziką. Mhm. Aišku, apie tokius grandiozinius tos dalykus kalbam, bet gal iš tikrųjų patys tokie įsimintiniausi jūsų momentai, sakykime, kaip čia, karjeros ar ne to 20 metų šlovinimo, gal visai kitur kažkur buvo, gal kokioj mažoj bažnytėlė, gal kokioj tiesiog nedidelė bendruomeniai, arba kokie kitokie buvo tie įvykiai kontekste, gal galite pasidalinti? Jo, iš tikrųjų, yra buvę tokių dalykų, kur net, tau klausant klausimą, aš prisiminiau, Ignalina buvo, tokia miestelė buvom nuvykę, ar ne Ignalina? O gal ir Molėtai. Dabar pati bijau sumaišyti, bet esmė buvo, kad mes atvykom tiesiog pagėdot, pagroti, pašlovinti mišiose ir kunigo kažkaip buvo ta idėja, reikia jaunimui paskatinimo groti patiem. Ir po tų mišių mes ten, aišku, grojom, gėdojom, mes pabendravom, mes išvykom ir po kiek laiko mes išgirdom, kad toj parapijoje atsirado jaunimas, kurie susibūrė į grupelę. Ta prasme, tai šitas liudimas man buvo stiprus tuo, kad tiesiog realiai, aiškiai
buvo kažkoks tais impulsas kažkam prasidėti naujam ir tą šlovinimą nešti tarp jaunimo, ar ne, kuriems bažnyčia atėjus, ne visada patinka, pavyzdžiui, kas giedama, ne. Prašau, mėly jauni žmonės, kurkite, grokite, darykite patys. Ir vis dėlto mums jau 20 metų, mes jau nesam tie jaunuoliai, kurie varė su entuziazmu, važinėjo po visus miestus, eikvodami savo laiką ir pinigus, be atlygio ir panašiai, neturėdami šeimų. Dabar mes esam truputėlį kitokiuose statusuose, bet vis tiek norim įkvėpti kitus, norim auginti kitus, netgi turim ir minčių kažkokią tai iš serijos kaip mokyklą kurti, nežinau, mokyklą ne ta prasme, kad susirinksim į suolus, bet kažką tai kelti, ugdyti, kažką drąsinti iš tų jaunų žmonių, kad atsirastų šlovinimo kultūra pas mus. Tiesiog supratimas apie tai, kad šlovinimas kaip muzika yra ir jinai reikalinga žmonėms ir visa jos esmė yra Dievo garbinimas, atnešimas jam garbės per muziką, šiuolaikinę muziką, kad tai irgi įmanoma, kad ar popsas, ar rokas, ar regis gali šlovinti Dievą. Taip, gali. Keletą prisiminimų ir aš norėčiau pasidalinti. Galbūt tai vienas yra apie garso kokybę, kas mums svarbu, kitas dalykas apie tą maldos gyvumo tikrumą. Tai galbūt man labiausiai paliečia kultūros nakties renginiai, kasmet dalyvaujam vos ne 20 metų, tai Bernardinuose, tai Kazimiero bažnyčioje. Ačiū Giedrei, kad organizuojam. Tai ateina žmonės iš gatvės, kurie pirmą kartą išgirsta ir po to parašo mums laišką, nuostabu, buvau šlovinime, ar galima prisijungti, net nežino, kur mes šiaip grojame, atrodo, pirmą kartą žmogus mus išgirdo. Tai tas balansas tarp to gyvo susitikimo, maldos giedant su visų kūnu, tas džiaugsmas yra susitikus ir garbinant viešpatį. Na, o kitas sritis, kur mums paliečia, yra kokybiškas įgarsinimas, kokybiškos scenos, tai buvo Vilniaus arenoje, dabar taip vadinasi, ten buvo renginys didžiulis, kur buvo ypatinga kokybė garso. Mums kaip atlikėjams norisi duoti kokybišką turinį. Tai mes du dalykai, kurie mus galbūt domina ir džiaugiamės, kai malda gyvai vyksta ir kaip pavyksta tą turinį kokybišką padaryti. Taip, čia verta pabrėžti, kad grupė Ichtus tikrai yra ta grupė, kuri tikrai profesionaliai ir kokybiškai labai atlieka šlovinimą, nes, žinot, sako, svarbu yra nuoširdumas ir tikrai labai gerai, kai susirenka jaunimas bažnyčia ar kitur ir gieda ir šlovina, bet tos galimybės ne visur yra, kaip sakant, vienodai geros. Aš tai, jeigu jūs kažkur tik išgirsit, kad Ichtusai kažkur gros, tikrai rekomenduojam nueiti, paklausyti, dalyvauti, kartu melstis, nes tai yra tikrai patirtis neįkainama ir aš pats galiu irgi pasidalinti, aš kai atvykau studijuoti į Vilnių, čia irgi prieš jau daug metų, 19 turbūt bus, ir ėjom su būsima tada žmona į Bernardinų bažnyčią, pradėjom eiti ir kaip tik jūs šlovindamot pusę 11 mišiose ir man kažkaip atvykusim iš provincijos ir nelankiusiam bažnyčios iki tol ir buvo toks įsivaizdavimas iš tų kelių tokių kartų nuėjus per laidotuvės dažniausiai, ar ne, kad tai yra tik tai su visa meilė ir pagarba, bet vien tik pagyvenusių žmonių susirinkimas, ar ne, ir kad tos giesmės tokios, kad kažkoks tai žmogus nusidainuojantis kažkur prie vargonų yra ir kai tu pamatai tą tokią visai kitokią, bent jau man tai buvo kitokį tą šlovinimą, kitokį giedojimą, tą tokią džiaugsmingą, šviesų, viltingą tikėjimą, tai tikrai didžiulį įspūdį padarė ir jūs irgi prisidėjo tikrai nemaža dalim prie to mano tikėjimo auginimo. Šlovė viešpačiai. Ačiū Dievui, jo. Ir aš labai džiaugiuosi. Ir klausimas irgi toks, ar dar jums pavyksta ir šiais laikais, ar ne, nustebinti žmonės, kaip ir Paulius minėjo, ar ne, kad pirmą kartą išgirdo, arba kad negalvoja, kad rokas, ar ne, gitara ir balsas šiuolaikinės tos melodijos, jos gali Dievo šlovinti ir artinti žmonės prie jo. Dar būna tokiais atsišokėliais kažkokiais arba nustebintais? Žinot, aš kažkaip jau tikrai ilgai šitoj muzikoje esu. Ir mane stebina, kad žmonės vis dar nežino.
Ta prasme, ne tai, kad mūsų arba manęs, ne tą turiu menį. Mane stebina, kad žmonės dar nežino, kad bažnyčioje yra šiuolaikinis šlovinimas, kad tai ne koncertas, kad atėjęs į bažnyčią aš kartu galiu giedoti, įsijungti į giesmę, kad gitara ir būgnai gali būti bažnyčioje kaip Dievo garbinimo priemonė. Va šitie dalykai mane stebina, kartais glumina ir jo, tai va, čia kita tema, aišku, bet. O kad žmonės atranda ir sako, geras, nauji žmonės, kad jie ateina į bažnyčią, apskritai Dievą atranda, tai tokių yra visada ir ačiū Dievui už jo veikimą, nes tikrai iš visokiausių situacijų žmonės ateina, atranda, išsilaisvina, būna išgydomi. Tai vienas iš paskutinių didelių liudijimų man yra Saša Song, kuris atvirai skelbia, kad Viešpats padėjo jam išsivaduoti ir jisai gieda giesmes. Tai ir su jumis giedojo. Jo, buvo labai gera tokį bendrą padaryti kūrinuką per gailestingumo kongresą. Tai tikrai. Labai džiaugiamės, kad sutiko pasidalinti savo širdimi ir talentu ir kartu atlikom. Ir smagu, kad tikrai nauji talentai prisideda prie šlovinimo, atrodo. Taip, čia vienas iš mano slaptų troškimų, kad Lietuvoje daugiau muzikantų, daugiau tikinčių muzikantų nebijotų to parodyti ir išreikšti. Kažkaip tai tiesiog pasakyti, kas jie yra ir šiaip, kuo jie tiki, kad tai atsispindėtų juose, kad vyktų dideli krikščioniški renginiai, koncertai, šlovinimai, kad tai nebūtų kažkur tai maža ta mūsų užsidariusi grupelė, kuri yra, aišku, nežinau, jėgų, ar kaip čia pavadinti, kurie labai norėtų uždaryti tos krikščionis, tos katalikus į bažnyčią, kad jie niekur tik nekištų nosies, tik nesakytų nieko, tik tais patylėtų apie savo vertybės ir taip toliau. Man atrodo, mes turim tą misiją išeiti, skelbti ir nebijoti pasakyti ir dėl to, faina turėti didelius renginius. Jūs pažįstate, aišku, daug muzikantų Lietuvoje ir atlikėjų, tai ar galima sakyti, kad tikrai yra dalis turbūt nemaža tų, kurie šiaip dainuoja apie, tarkim, dažniausiai meilę arba kitus dalykus, bet jie yra giliai tikintis, bet tiesiog bijo šitai kažkaip kūryboje savo atskleisti. Aš nemanau, kad čia yra kažkokia tai baimė ir panašiai, manau, čia tiesiog jau toks, darbas yra ir dažniausiai jų darbas yra džiuginti klausytojus. Tai jeigu atsirastų daugiau klausytojų, kurie perka bilietą į krikščionišką renginį, čia gera tema. Tada daugiau atsirastų tų ir drąsių atlikėjų, nes tai tiesiog žmonių yra darbas ir jeigu nėra publikos, tada nėra poreikio, tada nėra ko ir daryti tokių koncertų. Tai mūsų svajonė su Milda ir mes tą bandome ir kviečiame, tikėjimo bendruomenę Lietuvoje dalyvauti renginiuose ir tas mūsų pirmas bilietinis renginys lapkričio 28 dieną. Ar iš tikrųjų mes pirmą kartą darom mokamą renginį su Iktus? Taip, tai yra pirmas per 20 metų. Aš pati dabar galvoju, nejaugi. Geras. Tai mums ir iš tikrųjų esame priklausomi nuo geros valios žmonių, rėmėjų. Ieškome tų rėmėjų, noriu tik pasidžiaugti, pasidalinti trumpai. Pavyzdžiui, tą giesmę Mildos sukurtą giesmę Tavo gailestingumas, geros valios žmonės parėmė. 2000 eurų parėmė, sutelktinis finansavimas ir giesmė buvo išleista. Tai truko porą savaičių, galbūt mėnuo nuo giesmės gimimo iki išleidimo. Aš sakyčiau, tai yra didžiulis Dievo meilės ženklas mums, išreikštas per bendruomenę, kuri padeda. Nes irgi pripažinti ir pasakyti žmonėm, kurie nežino, kad kainuoja normalus, geras giesmės dainos įrašymas. Taip. Kainuoja ne tik įrašymas, kainuoja rinktis po darbų ir repeticijas, kainuoja skirti laiką, ar ne, nuo šeimos. Kainuoja sėdėti, atidirbti savo partijas, kainuoja pasiruošti šlovinimui, kainuoja jį pravesti, kainuoja. Tai nėra, kad aš ateinu ir kažką paliurlinu. Mes norim daryti tai profesionaliai rimtai.
Ir atrodo, taip žmonės tikrai kartais nežino, bet mėly žmonės, tai yra darbas, tai yra mūsų darbas. Ir kartais keista, kai tikrai galvojama, kad bažnyčiai viskas turi būti nemokama. Jeigu pakviesit restauratorius arba santechniką pataisyti bažnyčioje vamzdį, ar jis dirbs nemokamai? Yra įdomu, mes bandom pasikviesti ir profesionalius muzikantus, kad tas mūsų skambesys būtų dar labiau džiaugsmo duotų. Na ir dažniausiai dilema jums būna, labai nori prisijungti, labai nori išlovinti Dievą, bet drauge nori kažkaip išlaikyti ir savo šeimą, kažką parnešti šeimai. Tai mes didžioji dalis iktus esam, kurie turim savo darbą, bet didesniems projektams pasikviečiam pagalbos truputėlį, kad to džiaugsmo daugiau galėtume suteikti. Apie tai to pakalbėsim, bet labai gera tema tokia ir noriu irgi paklausti jūsų 20 metų su tokiais, sakykime, sustojimais, su tokiais ir proveržiais didžiuliais, bet vis tiek 20 metų tai yra turbūt vienetinis atvejis Lietuvos krikščioniškos muzikos visame kontekste, kad grupė išlieka, neišsiskiria. Ir tikrai, norint kurti krikščionišką muziką Lietuvoje, tai tu tikrai iš to neišgyvensi. Ir jūs nesat vieninteliai grupės nariai, jūs yra ir tikrai žymiai daugiau ir kiekvienas turi savo pagrindinius darbus, turbūt ir gal tam po keletą darbų. Ir tikrai dažnai ir išsiskiria tos grupės jaunos, krikščioniškos Lietuvoje, nes tiesiog pamato, kad sunku suderinti, ypač kai atsiranda šeimos ar ne, vaikai, natūralu, prioritetas visai kitas tampa ir taip tie tokie projektai, kurie galbūt iš pradžių būna tikrai tokie geri, gaivūs, įdomus, jie taip nunyksta. Kaip jūs sugebėjote iš tikrųjų per tos 20 metų išlikti ir dabar netgi atgimti taip savotiškai, ar ne, su nauja jėga dabar eiti? Ja, tikrai. Geras klausimas. Dievo malonė iš pradžių turbūt, pašaukimas, aš galiu asmeniškai pasakyti, tiesiog visą gyvenimą, kaip nors dirbu kitus darbus, bet muzika visada yra šalia, o dabar gaunasi taip, kad beveik galima sakyti ir iš to gyvenu, bet tas vidinis troškimas, vidinis variklis ir tai, ką Viešpats įdeda, tu negali to užkasti, kaip apie tos talentus kalbam. Tai taip, kaip tau, Pauliau, nežinau. Aš manau, kad mes kaip grupė labai gerbiam vieni kitų šeimas ir kai pabyra mūsų vaikučiai, ten kas 3, kas 4, kas 2, kas 1 vaikutį turim, tai mes tiesiog tam nariui su naujagimiu duodam pauzę, o kiti bandom ištempti tą laiką, pavaduoti brolį, sesę. Tai gerbdami tokias pauzes, bet kas išliko mūsų, tai tarnystė Bernardinų parapijai. Bent vieną kartą per mėnesį mes tarnaujame ir tai mus suriša, nes tais momentais, kai negalim aktyviau prisijungti. Ir manau, galbūt šita malda, ištikimybė yra ženklas mums patiems, kad Dievas mus laimina ir mes patys norim šlovinti, nes jaučiam dėkingumą. Jaučiam dėkingumą už tai, kas gero nutiko mūsų gyvenime, už tai, kad atradom tikėjimą, esame mylimi ir Viešpaties. Tas maldos momentas yra svarbus, nes ne vien tik susirenkat ir pasigruoti, pasidainuoti, bet tai būtent yra ir tikslas, ar ne? Taip. Aš noriu ir apie Romaną, mūsų elektrinės gitaros muzikantą, pakalbėti, kiek jis laiko skiria po to tam vadinamam produkciniam laikotarpiui, kai garso visokie suvedimai ir panašiai. Tai tas turinys, kurį turim nemokamą YouTube arba kitose mūsų kanaluose muzikos, kiek ten yra darbo ir įdėta, tarsi tai žmogus negalėtų to daryti tiesiog, nežinau, kažko kito vedamas negu didelio troškimo kurti šlovinimo muziką, dėkoti Dievui. Tai man atrodo, pašaukimas yra vienas iš žodžių, kodėl mes vis dar esam čia. Aš galvoju, kad gal dabar čia giesmė būtų geras toks laikas, ne? Taip. Jo. Tai paklausykime dar vienos grupės Iktus giesmės. Ateik prie altoriaus, kuris skambėjo Gailestingumo kongrese Vilniuje. Skambėjo angliškai, nes kongresas buvo tarptautinis renginys, tai tiesiog atlikom tą giesmę angliškai, kaip jinai ir buvo sukurta. Tai trumpai apie ką ta giesmė yra, gal truputį pristatyti. Kvietimas ateiti prie laukiančių tėvo ranko į tėvo glėbį.
kviečia tave. Sveiki dar kartą, čia laida Kas rūpi jauniems, aš esu Simonas Bendžius ir mes kalbiname toliau krikščioniškos grupės Ichtus narius Mildą Žukienę ir Paulių Minkevičių. Primename, kad lapkričio 28 dieną Vilniuje Dūmų fabrike laukia neeilinis įvykis, grupės 20-mečio koncertas, kuriame skambės aukščiausio lygio šlovinimo muzika ir kviestiniai svečiai taip pat. Tai dabar apie tą koncertą esminės detalės būtų tikrai įdomu sužinoti. Tai kas čia organizatorius to, Paulius yra be abejo. Visa grupė jau kokius 3 metus kartojame, 20 metų reikia kažkaip pažymėti ir visi kalbėjo ir pradėjome organizuoti. Tai va, tai mūsų parapijietis, kaip sakant, yra Dūmų fabriko šitos vietos savininkas. Tai va, tai irgi to graži dermė, kodėl mes tokią vietą pasirinkom, arčiau mūsų parapijos Bernardinų, šiek tiek nutolę nuo Vilniaus centro, arčiau prie naujosios Vilnios, bet tikrai labai graži vieta. Taip nutiko, kad pasirinkom šią vietą. O pats gimtadienis, aišku, tai yra mūsų šventė ir mes galvojam, ko mes norim per šventę. Mes norim džiaugtis, mes norim šokti. Tai pradėjau nuo skambučio Rimui Šapauskui, sakau, Rimai, turiu 2 pasiūlymus. Vienas pasiūlymas, ar galėtum šokius pravesti mūsų gimtadienio šventėje, tai sutiko. Ir antras pasiūlymas buvo, ar galėtų pravesti Rimas Piligrimas, trumpesnę laidą, gyvo eterio formatu mūsų gimtadienio metu. Tai irgi sutiko. Tai turėsim 2 Rimo išėjimus, tai šokiai bei toks pokalbis. Bei turėsime kitų svečių. Tai apie šokius truputį, tai čia iš pradžių bus koncertas, o paskui diskoteka, ar čia... Taip, tai pradžioje bus svečių dalis, kur svečiai maždaug po 20 minučių, 15 minučių atliks savo kūrybą giesmes. Tada bus pokalbis su mumis ir Rimu. Tada bus Ichtus koncertas, šlovinimo giesmės, ir galiausiai bus šokiai. Tai planuojame apie 5 valandas šventės. Nežinau, ar turėsim tiek jėgų. Galima jungtis nebūtinai visas dalis. Galima jungtis, kur širdis labiau traukia ir nebūtinai 5 valandas. Taip. Svečiai be Rimo Šapausko įspūdingi irgi kiti. Taip, tai norėjome labai pradėti renginį nuo Mildos ir prisiminimo apie jos prieš tai buvusią grupę Gyvai. Taip, legendinė roko grupė Gyvai. Nežinau, ar pavyks nors vieną kūrinį iš ten pagroti, Mildai su Justu. Kodėlgi ne? Mums pavyks. Oi, puikiausiai pavyks, mes neseniai su Justu dar vestuvėse pagrojom. Justas Kupstys, gitaristas buvusios grupės. Tai turėsim netgi tokį prisiminimą ir jeigu norite Mildos dar kitame amplua išgirsti arba prisiminti, tai veskite Google'e, YouTube'e, kitose kanaluose grupė Gyvai ir irgi labai maloniai gal ir nustebsit irgi. Kitas svečias, kuris turi daug bendro su mumis, yra Mantas Joneikis ir Šarūnas Joneikis. Kai mes Bernardinuose šlovinome, tai jie taip pat repetavo Rusiją ir taip pat šlovino. Tai buvo grupė Apaštalai, o paskui tapo garsia grupė Garbanotas. Bosistas, o dabar tiesiog Garbanotas. Tai esame labai dėkingi jiems, kad taip pat atliks savo programą ir mus pasveikins. Ačiū Šarūnui ir Mantai. Saša Song, minėtas. Taip. Mes vardu įkreipėmės ne pseudonimu, o Dima, tai Saša Song Dima, tai labai džiaugiamės, kad prisijungė Gailestingumo kongresui ir paklaustas, ar galėtų mus pasveikinti lapkričio 28 dieną Dūmų fabrike. Sako, žinoma, mielai. Tai dabar jo paties yra kūriamos dainos, kurios turi tą tekstuose atspalvį apie Dievą. Tai tikimės tokių dainų išgirsti ir galbūt ir giesmę. Praise atliksim su juo, aš nežinau, dar pagalvosim. Pagalvosim. Ja.
Gediminas Augustaitis. Aš čia matau tą skelbimą, dėl to aš taip galiu ramiai vardinti. Gediminas turbūt prisijungs, jeigu ne visuose gabaluose, tai tiesiog už būgnų. Mūsų pastiprinimui. Taip. Tai yra profesionalus muzikantas, kuris suteikia daug džiaugsmo būgnų pozicijoje. Taip, ir Rugilė Daujotaitė, džiazo atlikėja profesionali taip pat. Taip, ir jos prašysim atlikti kažką iš savo kūrybos, tikrai turi daug gražių giesmių sukūrusi. Aš labai prašysiu, kad atliktų nors vieną giesmę Marijai, aš labai myliu Rugilės giesmes, jie turi keletą giesmių Marijai, tai būtinai prašysiu bent vienos. O šiaip su Rugilė yra tiesiog gera, ji kaip džiazo muzikantė, tiesiog jinai kūrė ir šlovinam Dievą tiek balsu, tiek fleita. Labai džiaugsmingai ir gyvai, tai tikrai praturtina mūsų buvimą kartu. Jo, ir tai, kad renginys tikrai bus linksmas, rodo ir tai, jog vedėjas renginio bus Žilvinas Beniušis, aktorius Raudonų nosių berods, ar ne? Taip. Įkūrėjas ir tikrai šaunus žmogus. Na, visų pirma, jis yra aktorius, režisierius, spektaklių stato ir taip pat yra lektorius, jisai veda konferencijas, tai jeigu matysim, kad publika labai nepavargus, tai prašysim, kad tarp 10 minučių ir pusvalandžio galbūt irgi pasidalintų kokiu nors įkvepiančių žodžių, pasidalinimu, kai manau, kad tai bus irgi itin įdomi dalis, apart to, kad ves vakarą. Kiek bus publikos, kiek telpa Dūmų fabrike? Nei daug, nei mažai, 1000. 1000, tai jau reikia paskubėti jau bilietus pirkti iš anksto. Gali nelikti vietų. O kur įsigyti bilietus galima? Bilietų platforma Bilietai LT. Taip pat esame pakūrę Facebooko renginį, veidaknygė savo profilyje Iktus. Arba galima rasti šias nuorodas ir mūsų svetainėje iktus.lt. Kainos katalikiškos bilietų? Kainos yra... Gal taip ir nesakykim, tiesiog kainos yra kainos. Kainos yra tam, kad padengti išlaidas. Ne, bet kai tiek daug svečių, kai tokia programa yra, tai čia natūralu, kad tai yra... Na taip, kaina pigiausio bilieto didoka, 25 €. Norintys paremti mūsų kūrybą arba išlaidas gali nusipirkti brangesnį bilietą. Tai yra tokie variantai. Taip, tai lapkričio 28 dieną Dūmų fabrike Iktus 20-mečio jubiliejinis koncertas su svečiais. Dar mes šiek tiek laiko turim nedaug, bet albumą jau bus galima įsigyti naująjį. Iki lapkričio? Taip. Oho, čia būtų toksai tada, reiškės, metam visus darbus ir skuodžiam albumą. Bet svajonė yra albumo, ar ne? Tie darbai kažkokie. Kai prisikaupė giesmių mūsų sukurtų, o dabar jau turim kokius, nežinau, 5-6, tai iš tikrųjų galėtume apie tai kalbėti, tik tai reikalas tas, kad anksčiau būdavo projektai, kur paremė albumo leidybą. Leidimų leidybą. Dabar tokių projektų mes nenusimatę esam. Tai vėlgi arba iš bilietų pardavimo, arba iš gerų žmonių, kurie paremė, galėtume tą daryti. Gerai, bet koncertas bus, ar net tikrai bus turbūt geras renginys, neabejotinai, bet po koncerto jūs ką, neišsiskirstysit jūs toliau? Jeigu atsidarysite svetainę mūsų iktus.lt, matysite, kad mūsų renginiai labai įvairūs. Pavyzdžiui, Liepos 12 dieną važiuojam į... Kriukai. Tai yra... O čia netoli Joniškio, mano gimtinė. Taip. Tai važiuojam į mažas parapijas, važiuojam į didelės parapijas, važiuojam į renginius ten, kur mus kviečia. Galima jūs pasikviesti, ne? Tarkim, kleboną koks išgirsta ir skambina ir susitarėt. Kitas renginys yra... Katedros aikštėje renginys už gyvybę, tai ten mus pasikvietė. Tai šių metų rugsėjo 26, tai dalyvausime tenai. Taip pat yra suplanuoti renginiai Juozapo mokyklos bendruomeniai, mus pasikvietė kovo 19 dieną švęsti Šventą Juozapą su šia bendruomenė. Na ir planuojam pasveikinti mamas Kotrynos bažnyčioje gegužės 2 dieną. Kitų metų, gegužės 2 dieną. Tai turim planų, bet jeigu matysim, kad yra palaikymas iš bendruomenės tikinčių, jeigu, kaip sakant, ateina žmonės į koncertus, tai jau turim svajonių bendrų ir su Kristina Žaldokaitė, jos choru, gospelų. Tų projektų mes turim ir svajojam, mes galim padaryti daug gražių renginių
jeigu toks bus, vedimas Dievo, jeigu žmonėms to reikia. Ir ačiū Pauliui, kuris dabar stipriai užsiima vadybą pas mus grupėje. Taip, labai užsidegęs yra, teko su juo anksčiau kalbėti, tai tikrai žmogus nori, kad pavyktų ir linkim labai, kad pavyktų ir kviečiam dar kartelį, tikrai verta priminti, nes radijas lapkričio 28 dieną, Ichtus koncertas Dūmų fabrike Vilniuje, atvykite, dalyvaukime, kartu tikrai ir šlovinimas, ir šokiai, diskoteka, ir pokalbė, ir tiesiog tikrai buvimas geroje kompanijoje. Ir turbūt kviečiat ne tik praktikuojančius katalikus, kurie kiekvieną sekmadienį eina į bažnyčią, bet tarkim gali, kas girdi klausytis savo kokį draugę pasikviesti, giminaitį, ar ten anūką, dar kažką. Tikrai kviečiam visus. Kviečiam visus ir tikimės, kad patiks muzika, kurią kūrėme. Norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Marijos radijui, kuris remia mus, tokia sklaida žinutės šitos ir iš tikrųjų mums didžiulis džiaugsmas ir padėka iš mūsų pusės Marijos radijui. Ačiū. Nes tai yra katalikiškas balsas jūsų namuose, Marijos radijas. Taip. Amen. Tai dar kartą dėkodamas už tą tokį tikrai svarbų indėlį tikėjimo kelionę, kad ta jūsų žinia, tas jūsų noras ir šlovinti Dievą ir tokia modernia forma, kad jisai toliau gyvuotų ir kad tikrai kuo daugiau žmonių tai pagautų, kad mes nebijotume, garsiai dalinti savo tikėjimu ir profesionaliai tai daryti. Ir linkim, kad po koncerto, kaip sakant, būtų dar daugiau galimybių, tai daryti ir iššlovinti Dievą. Ačiū, Simonai. Taip, tai aš buvau Simonas Bendžius, šios laidos vedėjas ir kalbinau vienus iš grupės Ichtus narių, vokalistę, teksto autorę ir muzikos autorę Mildą Žukienę ir taip pat irgi vokalistą, muzikos teksto autorių Paulių Minkevičių. Tai buvo laida Kas rūpi jauniems, likite su Marijos radiju. Iki. Iki. Sudie.